Labas rytas, mėly kolegos, sveikinuosi su jumis ir taip pat su stebinčiais mūsų tarybos posėdį. Nauja pradžia, pradedam šios metus, pirmas mūsų posėdis, taip kad nuotaika atrodo visų nebloga. Tuo džiaugiamės, dar labiau džiaugiamės tuo, kad mes turime daug tarybos narių gimusių švenčių, tarpušvenčio arba švenčių metu, naujų metų pradžioje. Tai gal pradėkime posėdį nuo gražiosios gaidos ir nuo gimtadienių paminėjimo. Tai pirmąjį norim kviesti Audrių. Senai buvo. Vis tiek. Sveikinam. Pagal datą, Klaidai, dabar jūs laimės. Agnė. Čia ypatinga graži proga. Saulius. Aušra. Ir šviežiausias Zigmas. Nečia. Ačiū labai visiems. Mėly kolegos, pradžiai norėčiau truputėlį informacijos dėl bendrųjų reikalų. Tai tiesiog noriu informuoti, kad mes tiesiog esam susiję su vyriausybės atstovo institucija. Kaip jau buvom anonsavę anksčiau, yra pasikeitę vadovai. Ir mes turėjom tokį gražų susitikimą kartu, apkalbėjom mūsų reikalus ir esam sutarę taip, kad iš tikrųjų mes turime reaguoti į tai, kas yra teikiama ir siūloma, jeigu yra matoma, kad reikėtų kažką tai pakoreguoti. Tai dar vienas dalykas, kuris įdomus ir visiškai naujas administravimo planas, specialistų paskirstimas grupėse. Tai iš tikrųjų pasikeitė sistema ir dabar kiekviena buvo anksčiau atstovai arba tie kuratoriai pagal savivaldybės, šiuo metu eina pagal tam tikras sritis. Tai yra finansų, ekonomikos, susisiekimo teisės grupė yra, aplinkos energetikos žemės ūkio teisės grupė, socialinės apsaugos sveikatos apsaugos teisės grupė, švietimo mokslo sporto kultūros teisės grupė, vidaus reikalų teisės grupė. Tai yra eina pagal tam tikras sisteminės dalis. Tai tikrai tokie pasikeitimai, žiūrėsime kaip seksis, bet sutarėm, kad mes dirbsime labai glaudžiai. Kitas klausimas. Tiksliau gal padėka mūsų komunalininkui, kuris intensyviai pradėjo tvarkyti miestą ir tikrai stebint Vilnių, kuriame tenka lankytis, gal ir kitus miestus, tai mūsų padėtis yra palyginus labai gera, nors tie žadėti 20 cm turbūt išaugo iki pusės metrų. Tai tvarkomės, buvom susitikę su Rokiškio keliais, kurie kuruoja
kelių priežiūros įmonė ir sutarėm, kad mes bendradarbiausim. Yra tam tikrų skambučių iš gyventojų tarpo, bet susitikę su seniūnais aptarėm tą problemą ir kol kas seniūnai tvarkosi labai gerai mūsų keliuose rajone ir didesnių nusiskundimų nėra, bet mes taip pat bandome aiškintis ten, kur kelių priežiūros įmonės, sakykime, nespėja kai kada arba jų prioritetai yra truputėlį kitokie. Tai bandom kovoti su sniegu ir didelis ačiū ir mūsų komunalininkų ir kelių priežiūrai. Kitas tikrai nemalonus dalykas yra tai, kad kilo visa eilė gaisrų ir ne tik mūsų rajone, visoje Lietuvoje to yra pakankamai daug, bet mes ėmėmės visapusiškų priemonių išsiaiškinti priežastis. Ir šiuo metu esama prie to, kas yra planuojama. Tai nustatytos pagrindinės gaisrų priežastys, tai netinkama krosnių dūmtraukių priežiūra, gyventojų informacijos stoka, priešgaisrinių apsaugos reikalavimų stoka. Taip pat labai įdomus dar vienas pastebėjimas, tiksliau analizė parodė, kad hidrantai, rezervuarai, atviri vandens telkiniai ir kitos vietos ne visada yra prieinamos arba jos neturi tam tikrų pajėgumų. Tai čia mes matome, kad yra tam tikra sisteminė dalis, kuri metai iš metų nebuvo sprendžiama ir dabar, kada išanalizavom situaciją, matosi, kad tai yra milijoninių investicijų klausimas. Ir tai yra labai svarbus, tai yra turto ir gyvybės klausimas. Tai matyti, tai tikrai nereikėtų reaguoti visiškai kitokiu planu. Ir esame pasirengę parengti tokios priešgaisrinės saugos prevencinės veiklos planą, kuriame vadovaujantis net 3 įstatymais, tiksliau 1 vyriausybės nutarimu ir 2 įstatymais, pagal kuriuos mes turėtumėm tą planą parengti. Tai į ką tai įeitų arba kas turėtų atspindėti arba pagrindinės kryptis, tai priešgaisrinių vandens šaltinių, hidrantų, rezervuarų, atvirų vandens telkinių inventorizavimas, techninės būklės įvertinimas, slėgio, pasiekiamumo ženklų ir visa kita. Taip pat privažiavimo priešgaisrinių vandens šaltinių ženklinimas, gyventojų švietimas, informavimas, tas darbas yra pradėtas, ir praktiniai mokymai ne tik vasarą, bet ir žiemą. Vasarą jie vyksta, bet žiemą jie nevyko, sakykime, turbūt, gal ir vyko, bet, sakykime, nebuvo tokio apimti, kokie reikalauja tam tikrą situaciją. Tai noriu tik tai padėkoti ekstremalių situacijų vadovui, vicemerui Valdui Šateikai, kuris dalyvavo visuose gesinimo gaisruose vietose, reaguojami tai ir suteikiama pagalba ir psichologinė, taip pat suteikiama žmonėms materialinė pagalba pagal vadovaujantis galiojančiais norminiais aktais iš mero rezervo fondo ir tai yra ženkli parama, sakykime, tiem žmonėm, kurie nukenčia nuo tokių situacijų. Tai tikrai šitas procesas turi būti suvaldomas, bet dar kartą sakau, kad tai yra daugelio metų nusistovėjusi sisteminė problema, kurią reikia sistemiškai ir spręsti. Tai, mėly kolegos, pereinam prie registravimosi ir norėčiau paprašyti jūs registruotis. Registracija baigta, tarybos narių skaičius 21, susiregistravo 20, nedalyvauja 1 dėl pateisinamos priežasties, jis yra išvykęs ir savo kelionę yra deklaravęs. Darbotvarkė, pagrindinė darbotvarkė turime 25 klausimus, tačiau mes turime ir kai kurių problemų. Tai vyriausybės atstovo specialistė, kuri mus kuravo visą laiką ir labai preciziškai žiūrėjo mūsų įstatyminę bazę, Dalia Juškė, yra pareiškusi, kad, sakykime, 8 klausimas šiuo metu netitinka net 3 vietos savivaldos įstatymo tam tikrų straipsnių, valstybės ir savivaldybių turto valdymo tam tikrų straipsnių ir taip pat yra vyriausybės nutarimo tam tikro straipsnio. Tai atsižvelgiant į tai ir atsižvelgiant į mūsų komiteto
vietinio ūkio architektūros komiteto dėl to reakcija ir neigiama išvada, tai siūlome šitą klausimą išimti iš darbotvarkės. Kitas klausimas, 18, kuris taip pat užstrigo. Mes turėjome vilties, kad Panevėžio regioninės architektūros taryba pateiks išvadą anksčiau, tačiau visi terminai yra nusitęsę, prie to dar žinome, kad pataisimų bus. Ir mes šiandien tiesiog nespėjame reaguoti į tai, ką mes buvom prašę jau nukelti mūsų vyriausybės atstovo tuos terminus, per kuriuos turėjome tą padaryti. Tai šito klausimo svarstyti dabar to negalime, būtent dėl to, kad mes neturime išvados apie šitą dokumentą. Tai siūlome išimti iš darbotvarkės ir 18 klausimą. Tokiu atveju mes turime mažiau, mes turime 23 klausimus ir ar galėtumėm pritarti bendrų sutarimų, pritarti darbotvarkiai? Nėra prieštaravimo. Gerai. Vidmantai, prašom. Aš turėsiu pranešimą vieną. Gerai, ačiū labai. Ačiū. Nusišalinimą, Jovita, prašom paskelbti, kaip mes čia toliau darysim. Labą rytą. Tarybos narys Zigmas Paulauskas. Prašo leisti nusišalinti nuo darbotvarkės 3 ir 13 klausimų, nes dirba Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriuje Šepetos Almos Adamkienės mokykloje daugiafunkcinėme centre. Ar galime pritarti? Galim. Ačiū. Taip pat tarybos narys Virginijus Andrijauskas. Prašo leisti nusišalinti dėl galimo intereso konflikto nuo darbotvarkės 24 klausimo. Dėl valstybės žemės sklypo esančio Kupiškio rajone savivaldybė Antašavos miestelė Vabalninko gatvė 12 nuomos. Ar galime pritarti? Pritarėme, ačiū. Viskas? Taip, individualiai taip. Ar būtų dar daugiau kokių nors deklaracijų dėl nusišalinimo? Nėra. Gerai, ačiū labai. Tai dabar periname prie kito mūsų skirsnio, tai pranešimai. Tai Vidmantai, prašom tada padaryti pareiškimą. Pranešimą. Nesvarbu, ačiū. Ačiū labai, merė. Gerbiami tarybos nariai, gerbiamas merė, noriu informuoti, kad šią savaitę antradienį vyko zoninės tinklinio varžybos ir mūsų Kupiškio komanda, Subačiaus komanda laimėjo pirmąją vietą, auksą. Tai šių vaikų dešimtokai ir šių vaikų auklėtoja yra mūsų gerbiamo Igno Jackevičiaus mama, Alva Jackevičienė. Tai va, bendras darbas. Ir tarp zoninės varžybos vyks šių metų 10 sausio, tai yra vasario 10 dieną, Lauryno Stokos Gricevičiaus gimnazijos salėje. Tai kviečiu visus palaikyti, pasirinkti už Kupiškį. Ačiū. Na, tokią gerą naujieną turi ir Laimutė, iš tikrųjų vienas jos auklėtinis varžybose Taline, taip pat iškovojo bronzos medalį, kas irgi, kuo mes labai džiaugiamės, tai štai atsiranda vis naujų sporto šakų. Tai vienas iš labai svarbių tokių dalykų kaip tinklinis, rankinis, krepšinis ir salės futbolas, na, yra tie prioritetai, kurie gali būti ir toliau ateityje kultivuojami pas mus kaip žaidybiniai sportai. Būtent jeigu pradėsime ir rasime galimybės pradėti statyti sporto salę, tai mes tik tai džiaugiamės, kad tokie geri rezultatai jau pasirodė. Ir ačiū Vidmantai už labai gerą jums žinią. Ačiū labai. Tai, mėly kolegos, pradeda dirbti pagal patvirtintą darbotvarkę.
Ir pradedame nuo pirmojo klausimo ir noriu suteikti žodį Virginijui dėl kontrolės komiteto 25 metų veiklos ataskaitos. Prašom, Virginijai. Labas rytas, merė, gerbiami tarybos nariai. Pristatau Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 25 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita yra pateikta visiems tarybos nariams. Kontrolės komitete buvo apsvarstyta, jai pritarta, tai prašau palaikymo. Ačiū už pristatymą. Kolegos, kas norėtų klausti, kas norėtų pasisakyti, ar kiti komitetai svarstė šitą klausimą, kas nors domėjosi, turi kokią nors išvadą, nėra. Tai kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū Virginijau už pristatymą. Antrasis mūsų darbotvarkės klausimas, žodis jums, prašom. Pristatau Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 26 metų veiklos programą. Taip pat programa yra pateikta visiems tarybos nariams. Programa buvo apsvarstyta kontrolės komitete, jai pritarta, tai prašau palaikymo ir jeigu turit klausimų, prašau. Ačiū už pristatymą. Kas norėtų klausti? Komitetai domėjosi, nesvarstė. Kas nematau? Mariau, norit klausti? Pasisakyti aš norėjau. Gerai. Komitetų daugiau nebuvo svarstyta, nėra. Kas norėtų pasisakyti, Mariau, prašom. Labas rytas visiems. Norėjau priminti, kad irgi teikiau siūlymus kontrolės komitetui ir mano siūlymus nebuvo atsižvelgta be jokių svarių argumentų. Ir pats jūs, merė, žadėjote, kad į mano siūlymus dėl auditų bus atsižvelgta, bet šiai dienai neatsižvelgta buvo. Ačiū. Ar galite, Vidmantai, atsakyti, kolegai? Virginijau. Tai nebuvo klausimas. Tai tiesiog, jeigu neklausimas, tai net neatsakysiu. Supratau, gerai, ačiū. Kas dar norėtų ką nors pasakyti? Nėra, kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas 17, taip, susilaikė 3, sprendimas priimtas. Ačiū labai. Trečiasis mūsų darbotvarkės klausimas ir į tribūną kviečiu Jurgitą. Prašom pristatyti mūsų gerai parengtą planą. Labas rytas, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, posėdžio transliacijos stebėtojai ir posėdžio svečiai. Šiandien noriu pristatyti svarbų dokumentą Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planą 2026-30 metams. Toks dokumentas, to reikalauja teisės aktai, rengiamas yra 5 mečiams ir dabar norėčiau supažindinti, kokios įžvalgos ir kaip mes gyvensim švietimo srityje ateinančius 5 metus. Tinklo pertvarka intensyviai vyko ir 2021-2025 metais. Negaliu pasitraukti, turbūt užstoju, bet kitaip mikrofonas neveiks. Ankstesnis planas buvo patvirtintas 21 vasario 25, vieną kartą buvo koreguotas ir pateiktyje matome, kokie pokyčiai vyko. Nuo 21 rugsėjo 1 Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrius iš Šimonių pagrindinės mokyklos tapo skyriumi, Šimonių mokykla daugiafunkcių centru. Iš Šimonių pagrindinės mokyklos skyriaus Adomynės skyrius tapo Matulionio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi.
Iš Skapiškio pagrindinio ugdymo skyriaus sumažėjus vaikų skaičiui jis tapo Skapiškio pradinio ugdymo skyriumi. Iš Antašavos mokyklos daugiafunkcio centro turime Antašavos pradinio ugdymo skyrių nuo 22 rugsėjo 1 ir 22 rugsėjo 1 Šimonių skyrius liko tik pradinio ugdymo, todėl kad sumažėjus vaikų skaičiui liko tik pradinukai. Mokyklų tinklo pertvarkos 21-25 metų plane buvo suformuluoti mokyklų tinklo pertvarkos pagrindinių rezultatų rodikliai 25 metam. Šioje pateiktyje spalvomis esu sužymėjusi rezultatus. Jeigu niekas nepasikeitė, išliko rezultatas toks pat, yra žymima geltona spalva. Jeigu rezultatas yra didesnis, geresnis negu planuota, yra žymima žalia spalva, ir jeigu rezultatas yra blogesnis, jis yra žymimas raudona spalva. Taigi turėjome vieną iš rodiklių, vienai sąlyginiai mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose. Pradinė reikšmė buvo 9,4, dėja nepavyko padidinti, todėl kad mažėjant bendram mokinių skaičiui, vienai sąlyginiai mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose 25 metais yra 9,4. Rodikliai susiję su mokinių pasiekimais yra geri ir viršyje pradinės reikšmes. Taip pat ypatingai pavyko sumažinti jungtinių klasių komplektų skaičių savivaldybės mokyklose. Kaip vyko naujojo plano 26-2030 metams rengimas? Pirmiausia, buvo sudaryta darbo grupė iš savivaldybės vadovų, politikų, švietimo komiteto atstovų, mokinių tėvų atstovų, mokyklų, kurios nedalyvauja reorganizavimo procese atstovų. Gruodžio 19 dieną 25 metų mokyklų tinklo pertvarkos plano projektas buvo paskelbtas viešai savivaldybės interneto svetainėje ir buvo kviečiama teikti pastabas ar siūlymus per numatytą laiką iki 26 sausio 10 dienos. Tokių pastabų ar siūlymų gauta nebuvo. Taip pat vyko supažindinimo procedūra. Susitikau su mokyklų bendruomenėmis, darbuotojais, mokyklų atstovais, mokyklų tarybų atstovais. Tai noriu pasakyti, kad apie tuos pokyčius, kuriuos kalbėsiu, visiems jiems yra gauti mokyklų tarybų pritarimai. Jie yra išreikšti raštu ir kaip faktinis pagrindas yra nurodyti šio sprendimo preambulėje. Kodėl reikia tinklo pertvarkos, ir turbūt užbėgdama už akių pasakysiu, kad tikrai negaliu garantuoti, žiūrėdama į demografinius duomenis, kad 5 metus šitas planas bus statiškas, bus toks, kokį galimai patvirtinsite šiandien. Rodikliai demografiniai nėra geri, todėl turbūt teks grįžti prie plano peržiūros, koregavimo ir kaip numatyta šio tarybos sprendimo projekte, kad iki kiekvienų metų, kovo 31 dienos, mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į demografinius, socialinius, ekonominius ir kitus rodiklius. Šioje pateiktyje jūs matote dešimtmetį nuo 16 iki 2025 metų ir ugdytinių skaičiaus pokytį. Jeigu kalbėtumėm apie mokinių skaičiaus pokytį, tai yra tų, kurie nuo 1 iki 4 gimnazisto arba 12, mokinių sumažėjo 31,9%. Jeigu kalbėti apie visus vaikus, kurie yra ugdyme nuo 2-mečio vaiko iki abituriento,
Šis dešimtmečio pokytis yra irgi pakankamai negailestingas. Sumažėjo 29% ugdytinių. Taip pat noriu pasakyti, kad mokyklų tinklo pertvarka visą dešimtmetį nuo 16 metų buvo labai intensyvi. 2016 metais savivaldybėje veikė 20 švietimo įstaigų juridinių asmenų. Per dešimtmetį sumažėjo 8 juridiniais asmenimis. Neliko Kupos pradinės mokyklos, Salamiesčio, Antašavos, Šepetos, Noriūnų, Šimonių, Adomynės ir Skapiškio kaip atskirų juridinių asmenų. Taigi per dešimtmetį ugdymo įstaigų kaip juridinių asmenų dalis sumažėjo 40%. Šioje pateiktyje jūs matote ugdytinių pasiskirstimą pagal ugdymo programas. Labiausiai mažėjantis vaikų skaičius yra vidurinėme ugdyme apie 32%, todėl kad po 10 klasės dalis vaikų apsisprendžia nebetęsti mokslo vidurinėme ugdyme ir į jį nebeateina. Taip pat liūdinanti turbūt prognozė yra ta, kad kita programa, kurioje vaikų skaičius irgi ženkliai mažėja, tai yra ikimokyklinis ugdymas. Per 4 metus tas skaičius sumažėjo nuo 366 iki 308 vaikų, 58 vaikais, o jeigu skaičiuoti skaičiaus dalį, tai yra 21%. Šioje pateiktyje jūs matote informaciją apie pedagoginių darbuotojų skaičiaus dinamiką savivaldybės ugdymo įstaigose. Irgi turim dešimtmetį nuo 16 metų ir matome, kad pedagoginių darbuotojų dalis ugdymo įstaigose sumažėjo 28,2%. Reikia pasakyti, kad mokytojų dalies mažėjimas koreliuoja su mokinių skaičiaus mažėjimu, nes irgi apie 30%. Vidutinis mokytojų amžius savivaldybės mokyklose 25 metais 55,4 metų, vadovo 56,3. Ir 2027 bus tie metai, kai didžiausias skaičius mokytojų sulauks pensinio amžiaus, jų bus 17, kurie nauji pensinio amžiaus sulaukia žmonės. Aišku, esam dėkingi labai tiem mokytojam, kurie sulaukia pensinio amžiaus, tęsia darbo santykius ir jų nenutraukia. Jeigu kalbėt apie tuos 97 pedagoginius darbuotojus, kurie paliko darbo rinką švietime per dešimtmetį, tai priežastys yra įvairios, dažniausiai tai susiję su pasirinkimu nutraukti darbo santykius dėl pensinio amžiaus, dėl gyvenamosios vietos arba aplamai darbo specifikos pakeitimo. Šioje pateiktyje jūs matote statistikos departamento informaciją nuo 20 iki 24 metų. 25 metų kol kas dar tokios skaičiavimų statistikos departamentas nėra paskelbęs viešai, tai gimusiųjų Kupiškio rajono savivaldybėje pokytis per 4 metus yra 18,4%. Teisės skyriaus duomenimis 2025 metais Kupiškio rajono savivaldybėje buvo registruoti 55 naujagimiai. Kiek aiškinausi su skyriaus vedėjos pavaduotoja, tai nėra būtinai vaikai tų žmonių, kurių tėvai yra registruoti Kupiškio rajono savivaldybėje. Pagal nustatytą tvarką gali tėvai iš Pasvalio, Panevėžio ar net Rietavo registruoti vaikus čia. Dalis tų vaikų tikrai yra užsienyje gyvenančių žmonių, taigi, gali būti, kad ne visi vaikai, kurie gimė 2025 metais ir registruoti mūsų savivaldybėje,
Po 2 metų ateis į darželius, o po 6 metų ateis į priešmokyklinį ugdymą. Šioje pateiktyje jūs matote mokinių skaičiaus pokytį ugdymo įstaigose nuo 21 iki 25 metų. Tai yra per 5 metus. Tai bendras sumažėjimas yra 279 mokiniai, kitaip tariant, toks skaičius, kaip yra šiandieninė Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazija, kurioje šiai dienai mokosi 280 mokinių. Kadangi į tinklo pertvarkos planą nebus įtraukti Šepetos, Kapiškio ir Šimonių skyriai, aš noriu truputį pakomentuoti apie situaciją juose. Skyriuose mokinių skaičius tikrai nėra didelis ir jūs matote tą lentelėje, tačiau ten yra formuojamos klasės, grupės ir lėšų pakanka pagal ugdymo planą skirtam ugdymo procesui finansuoti. Kitas aspektas, per tuos 3 skyrius susidaro 93 vaikai, kurie šiai dienai fiziškai netilptų į Kupiškio Povilo Matulionio progimnaziją. Svarbu paminėti ir tai, kad pavyzdžiui Šimonių mokyklos pastate yra įsikūręs ne tik skyrius, kuris vykdo ugdymą, bet yra ir seniūnija, ir biblioteka, todėl to pastato paskirtis yra daugiafunkcija. Čia demonstruoju struktūrinių pertvarkymų priemonių planą ir aptarsiu tuos pokyčius, kuriuos esam numatę švietimo įstaigų sistemoje ir visi tie pokyčiai jums pritarus įsigaliotų 2026 m. rugpjūčio 1 dieną. Tai pirmasis darbo grupės siūlymas ir su įstaigomis suderintas sprendimas yra vidaus struktūros pertvarka Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijoje ir yra numatoma, kad nuo 26 rugpjūčio 1 dienos prie Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos yra prijungiamas Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelis darželis. Plane numatyta, jog nuo 26 iki 26 Liepos 31 dienos įvyksta vidaus struktūros pertvarka Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje ir yra likviduojamas Adomynės ikimokyklinio ugdymo skyrius. Jau 2 metus tikrai sudarėm sąlygas, jeigu atsirastų vaikų, turėti bent mažųjų vaikų grupę, nes analogiškai kaip Šimonyse, pirmame mokyklos aukšte veikia biblioteka, tas pastatas yra funkcionalus. Deja, 2 metus grupės nesuformavom ir dabar matom, kad ateityje tikrai neturėsim vaikų, todėl plane yra numatyta šios skyriaus likvidavimas. Kitaip sakant, de facto viskas įvyko, nes vaikų neliko, dabar tik teisinius dalykus turime sutvarkyti. Kitas numatomas pokytis, čia rašome jau prie Adomynės ikimokyklinio ugdymo skyriaus apie tai, kad jis likviduojamas. Jeigu kalbėt, kaip šiuo metu gyvuoja tas skyrius, tai kol kas ten ūkinių darbuotojų pareigybės yra, jų yra nedaug, 3,5 pareigybės, tačiau 2 pareigybės yra kūrikų ir sezoninės, nes pastatas turi būti šildomas ir dar po dalelę valytojo ir kiemsargio, todėl kad patalpos turi būti valomos ir kiemas turi būti prižiūrimas. Dar vienas numatomas vidaus struktūros pertvarka numatoma ir pokytis, kad iki 26 Liepos 31 dienos likviduojamas Kupiškio rajono Lizavos pagrindinės mokyklos Antašavos pradinio ugdymo skyrius. 2025 rugsėjo 1 nebepavyko suformuoti ikimokyklinės ar priešmokyklinės jungtinės grupės, todėl šiais mokslo metais vaikų ten nebėra ir todėl prašom tarybos pritarti skyriaus likvidavimui.
ir Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelis darželis, reorganizavimas prijungimo būdu ir, ką jau sakiau, nuo 26 rugpjūčio 1 dienos prijungiama prie Subačiaus gimnazijos. Subačiaus darželis yra pati mažiausia mūsų ugdymo įstaiga, kaip atskiras juridinis asmuo. Šiuo mokslo metų pradžioje ten buvo ugdomi 48 vaikai, sausio 7 dieną, kai rengiau aiškinamąjį raštą, buvo ugdomi 44 vaikai. Kalbėjomės darbo grupės posėdžių metu su įstaigų vadovais, bandėm analizuoti perspektyvą, tikrai matome, kad ženklaus vaikų skaičiaus augimo nebebus, nebent, kažkokios atsiras išorinės priežastys, kurių mes nežinome. Taigi, jeigu žiūrėt pagal mokyklų tinklo kūrimo taisyklės, tai valstybės yra aiškiai pasakyta, kad mokykla, kurioje mokosi iki 60 vaikų, aplamai negali egzistuoti kaip atskiras juridinis asmuo, kadangi ikimokyklinis ugdymas yra savivaldybių savarankiškoji funkcija pagal vietos savivaldos įstatymą, sprendžia savivaldybės taryba. Dvi įstaigos, kurios praktiškai viename kieme, tai kokie būtų argumentai? Pirmas argumentas, kad kiek skelbiama projektų, konkursų, nacionalinių ir kitokių, projektinės investicijas į mažas įstaigas valstybė laiko netinkamomis. Praktiškai visuose projektuose turi būti įstaiga, kurioje vaikų skaičius 200 ir daugiau. Taip pat sujungus įstaigas egzistuotų visas ugdymo pakopas apimantis ugdymas, mažiau sąnaudų reikalaujanti apskaita. Taip pat darželis neturėjo niekad tarnybinio transporto, sprendėm šitos klausimus įvairiai. Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija turi mokyklinius autobusiukus ir tarnybinį automobilį, kuriuo galėtų ir darželis naudotis. Ir didėja aplamai vaikų skaičius juridinėme asmenyje, tai yra Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijoje. Savivaldybės taryba jau yra pritarusi visos dienos mokyklos projektui, regiono projektui ir ten, ką jau ir meras minėjo šiandien dienos posėdyje, yra numatyti sporto salės statymo darbai, todėl mokinių skaičiaus didėjimas juridinėme asmenyje mums yra svarbu. Kai buvau susitikime su Subačiaus darželio vaikų tėvais, taryba, darželio darbuotojais, žinoma, sulaukiau klausimų, ar bus išlaikytos darbo vietos, ar neatsitiks taip, kad prijungsit ir atleisit ir taip toliau. Tai tiesiog esu aptarusi su savivaldybės vadovais, jokių pokyčių neįvyks, pokyčius gali diktuoti vaikų skaičius. Pavyzdžiui, dabar Subačiaus darželyje veikia 3 ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės. Jeigu, neduok Dieve, ateityje vaikų neliks, tai žinoma, kad darbo krūviai ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojams mažės. Jeigu kalbėti apie ūkio darbuotojus, jų yra ten 3,5 pareigybės, bet turim darželiuose išlaikę savarankišką maisto ruošimo tą funkciją, tai valgyklos darbuotojai tikrai maitins vaikus, reikės ir kiemsargio prižiūrėti teritorijai ir darbuotojų, kurie padeda pedagogams ugdymo procese, nes specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų dalis Subačiuje irgi yra nemaža. Vienintelė pareigybė, kuri keisis, tai nebeliks priėmus šitą sprendimą, direktoriaus pareigybės nebeliks ir esam su savivaldybės vadovais aptarę, kad dabartiniai įstaigos direktoriai bus pertvarkos metu, jeigu tokia vyks, bus siūloma užimti skyriaus vedėjo, ugdymo organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas. Plane siūloma
dabar veikianti Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelį darželį vadinti Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos skyriumi Subačiaus vaikų lopšelių darželiu. Kalbėjom su įstaiga, pavadinimas gal ir gremėzdiškas, bet buvo galima vadinti iki mokyklinio ugdymo skyriumi, bet bendruomenė pasirinko tokį pavadinimą, kuris yra labiau artimas dabartiniam įstaigos pavadinimui. Daugiau struktūrinių pokyčių ar vidaus struktūros pertvarkų nėra numatoma. Ir kaip ir minėjau, vykdysime intensyvę mokinių skaičiaus pokyčio stebėseną ir jeigu bus reikalingos korekcijos, kiekvienais metais iki kovo 31 dienos kreipsimės į savivaldybės tarybą dėl šito plano koregavimo. Tai labai dėkoju savivaldybės vadovams, darbo grupiai už pozityvų požiūrį į švietimą. Pertvarkos yra neišvengiamos, bet nuosekliai 10 metų ėjom sudėtingų pertvarkų keliu, bet neišbarstėm žmonių, nesusipykom su švietimo bendruomenė, nes tai darom atsakingai ir nuosekliai ir visada ieškom galimybių, kad žmonės neiškeliautų į užimtumo tarnybą, bet jų turimas potencialas, kaip įmanoma, geriau būtų panaudotas švietimo sistemoje. Tai ačiū labai. Ačiū Jurgita, perduokit didelę padėką darbo grupiai, atliktas milžiniškas darbas ir ačiū didelis Jums už parengimą ir didelį pristatymą, už lyderystę. Iš tiesų ir ministerijoje, Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje mes esam rodomi kaip pavyzdys, kuris protingai optimizuoja švietimo visą tinklą. Problema yra galbūt kita, kad išlaidos švietimo sistemai pas mus auga ir labai stipriai. Tai čia turbūt irgi jau kalbėsime kitą kartą kitoje taryboje. Tai ačiū dar kartą ir atsiprašau tarybos narių, kad taip ilgai, bet čia buvo išskirtinis planas ir atsiprašom, kad taip užtruko, bet rimtas klausimas, labai rimtas. Kas norėtų klausti? Prašom, Žilvinai. Dėl pedagogų. Pensinio amžiaus pedagogų procentas auga. Sakykit, ar kaip tai sutrikdytų ugdymo procesą, jeigu jie vieną dieną užrakintų duris ir išeitų? Sprendimų būtų ieškoma, mes skatiname žmonės persikvalifikuoti. Šiai dienai, pavyzdžiui, 2 žmonės, mokytojai 3 žmonės persikvalifikuoja į matematikos mokytojus, nes čia matome tą, kaip jūs įvardinote, pensinio amžiaus grėsmę. Nemaža dalis žmonių iki mokyklinio ugdymo mokytojų yra pensinio amžiaus. Tai skatiname žmonės naudoti savivaldybės paramą, studentų rėmimu ir šiai dienai turime 3 žmonės, kurie dirbdami mūsų iki mokyklinio ugdymo įstaigose, mokytojų padėjėjais ar auklytėmis, persikvalifikuoja Panevėžio kolegijoje ir kitur, kad įgytų iki mokyklinio ugdymo mokytojo pareigybę. Tai iš tikrųjų, tokius žingsnius darome, kokie mums yra galimi, bet visoje valstybėje yra kalbama, kadangi tai ne tik savivaldybės lygmens problema, kad gali atsitikti taip, kad bus, tarkim, Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos chemijos mokytojas, kuris nuotoliniu būdu dirbs ir su Subačiaus gimnazijos 11-12 organizuodamas pamoką. Ačiū labai už išsamų paaiškinimą, bet aš noriu tik tai dar pasakyti ir Žilvinui, kad ministerija ieško kažkokių kitų papildomų veiksnių, kaip šitą problemą spręsti, bet turiu pasakyti atvirai, nieko rimto nepasiūlo arba nieko rimtesnio, ką išsakė dabar Jurgita. Taip kad tik tai tas kelias, nuotolinis mokymas, kitų mokinių pritraukimas, persikvalifikavimas yra vienas iš variantų. Labai gaila sakyti, matysim, bus švietimo kodas, didžiulė konferencija Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Matysim, gal mokslininkai kažką pasiūlys, bet kol kas progreso tokio nėra didelio. Ačiū. Kas norėtų dar klausti, kolegos? Komitetai, prašom, Neringa. Labas rytas. Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitete šį klausimą
svarstėme, aptarėme. Ačiū vedėjai ir visai grupiai už išsamei parengtą planą struktūros pokyčių. Taip pat diskutavome ir tokiems esant demografiniams rodikliams ir tokiai situacijai tai yra neišvengiami struktūriniai pokyčiai. Tai visus tarybos narius taip pat kviečiu pritarti šiam struktūros pakeitimo planui ir komitete pritarėme vienbalsiai. Dar kartą ačiū vedėjai už puikiai parengtą planą. Ačiū komitetui. Ačiū. Eugenijau, prašom. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, posėdžio svečiai. Kaimo ir bendruomenių reikalų komitete taip pat svarstėme šį klausimą, kaip palies mūsų kaimo bendruomenės, seniūnijas. Tai tikrai gavome išsamų paaiškinimą ir matome pagal pristatymą, kad pati demografinė situacija tikrai kaimuose, kaimo bendruomenėse yra tikrai švietimui nedėkinga ir lieka tušti pastatai. Tačiau manau, kad šiaip mūsų savivaldybė, žvelgiant ir ką meras paminėjo, Respublikos mastu tikrai darė tuos žingsnius jau beveik 10 metų ir nuosekliai. Ir mes neturim tokios problemos, kaip pavyzdžiui, ten Panevėžio rajonas, kada reikia uždaryti ištisas mokyklas. Ir tas nuoseklus darbas tiek su bendruomenėmis, švietimo bendruomenė, įdarbinant atsilaisvinančius mokytojus, jam randant atitinkamus sprendimus, tikrai yra didelis darbas mūsų švietimo skyriaus, mūsų savivaldybės administracijos ir tikrai nuoširdus ačiū. O planas tikrai yra paruoštas gerai, mūsų komitetas vienbalsiai pritarė jam ir linkime sėkmės. Ačiū. Dėkoju. Ačiū. Lina, prašom. Labadiena visiems. Planas taip pat buvo svarstytas sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdyje. Vedėja įsamei pristatė, demonstruodama pateiktis ir išklausėm pranešimą. Taip pat atsakė į pateiktus komiteto narių klausimus. Tai komiteto nariai vienbalsiai pritarė. Ačiū. Ačiū labai. Kas norėtų pasisakyti? Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas 19, taip, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. Dar kartą ačiū labai, Jurgita, už išsamų pristatymą ir už patį planą, jo parengimą. Ketvirtasis mūsų darbotvarkės klausimas, Vytautai, žodis suteikiamas jums, prašom. Labas rytas, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, posėdžio ir tiesioginės transliacijos dalyviai. Teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro veiklos prioritėtų 2026 metams nustatymo. Rengiant Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2026 metų veiklos programą, bus vadovaujamasi savivaldybės tarybos nustatytos veiklos prioritetas 2026 metams. Prioritetai nustatyti atsižvelgiant į Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 24-2026 metų strateginį veiklos planą. Ačiū. Kas norėtų klausti? Komiteto išvada. Žilvinas, atsiprašau, Žilvinai, nepasibėjau. Sakykite, kas parengė šitos prioritetus? Prioritetai yra patvirtinti 24-26 strateginiam veiklos plane ir iš jų dabar yra pateikti 26 metams. Jūs taryba pritarė tiems veiklos prioritetams. Tai antras klausimėlis, prieš tai švietimo skyriaus vedėja pristatydama pabrėžė, kad būtent pertvarka, sakykime, tie strateginiai sprendimai buvo suderinti su įstaigos tarybomis. Aš kiek žinau, su įstaigos taryba šitie prioritetai nebuvo derinti. Tai yra pažeistos procedūros, todėl aš siūlau šitą klausimą išimti ir turi būti apsvarstyta pagal visas nustatytas procedūras, kurios yra prašytas. Yra tarybos kultūros, sakysime,
tarybos narė, gerbiama Eglė Blaževičienė, aš nežinau, sakysim, gal jį galėtų įvardinti ir pasakyti, ar jie aptarė ar neaptarė. Tai, nu, su jumis, su kultūros taryba. Kultūros, su įstaigos, su darbo taryba. Ai, su darbo taryba. Bet ir aš pati tikrai nebuvau aptarta mūsų rate, nebuvau kviesta. Kadangi, dar pasikartosiu, sakysime, prioritetai iš strateginio plano, kad jie yra patvirtinti ir iš tos programos yra dabar pateikti 3 prioritetai 26 metams, kad būtų toliau įgyvendinti šiais metais. Bet tai gerai, tai yra nustatytos procedūros, kaip šitie klausimai turi būti rengiami. Tai kodėl jų nesilaikoma? Aš tikrai, merė, siūlau išimti, tegul jie apsvarsto, grįžta į įstaigą, apsvarstys ir pateiks. Ačiū. Tai kas dar, Lina, prašom? Noriu patikslinti, ne darbo taryba. Pagal kultūros centro nuostatų papunktį 617 yra centro taryba. Kultūros centre yra taryba ir toje taryboje yra mūsų tarybos narė Eglė Blaževičienė ir kultūros centro specialistai. Tai aš manau, kad ta taryba turėjo apsvarstyti ir pateikti savivaldybės tarybai raštą dėl prioritėtų patvirtinimo. Ačiū. Tai ar Žilvinai čia tas pats, ką su Lina sakot, tas pats variantas? Ne, gerbiamas Žilvinas sako, kad darbo taryba, bet... Klausykite, tarybos narė Eglė sako, kad jos niekas nekvietė. Taryba turi apsvarstyti iki galo, kai jūs du skirtingai kalbat. Kultūros taryba. Gerai. Tai kultūros taryba. Tai dar patikslinam, Eglė nebuvo svarstyta kultūros taryba. Žinokit, visada tikrai kvietimą gaunu šį kartą, ar kažkas tiesiog nedaėjo, bet nežinau, reikėtų gal kultūros centro paklausti, nes anksčiau tai tikrai pirmininkavo Inga, tai tiesiog galbūt jinai žinotų. Tai gerai, kolegos, tai čia aš nematau jokios problemos, kad reikia atlikti visas procedūras teisingai. Tai vis tiek, jeigu Žilvinas neatsijima savo siūlymo, tai mes turėsim balsuoti pirmiausia už jo pasiūlymą. Ar Žilviną jūs pakartojat? Gerai. Tai, mėly kolegos, turbūt, kadangi klausimas taip iškyla, ar dar būtų kokia iš komiteto reakcija papildomai? Nėra? Žilvinai, ar tiktų atidėti klausimą? Vasarį patvirtinsim tą patį. Tai ar būtų, Neringa, dar prašom jūs. Aš tiesiog, mes svarstėme komitete šį sprendimo projektą, jam buvo kaip ir pritarta. Buvo paprašyta Yra raštas įstaigos vadovo, kuriuo aš vadovavausi ir rengiau tarybos sprendimų projektą. Konkrečiai patikslinti, plačiau papasakoti apie parašytus prioritetus. Tai mes kaip ir atsakymus gavome, tai šiam sprendimo projektui buvo pritarta, taip? Aš tiesiog galvoju, kad jungta kiti, kad nieko čia mirtino turbūt neatsitiks, jeigu mes patikslinsim situaciją ir tada kitam posėdį teiksim iš naujo patikslinę. Ar galima taip, Neringas, prašau, komiteto jau nuomonės, ar galima sutikti su tuo? Vasario mėnesį. Jo. Gerai, Eglė, dar prašom. Šiaip mums komitete iš tikrųjų visus klausimus Vytautas atsakė, kažkokių tikrai neiškumų nebuvo, komitetas pritarė. Aš asmeniškai iš tikrųjų galvojau, kad aš iš tos kultūros tarybos esu jau pakeista, išbraukta, tai kažkaip man ir nekliuvo tas klausimas. Tai, bet šiaip tai tikrai galima atidėti vasarių ir tada gal bus ramiau kitiem tarybos nariam išdiskutuota. Lina, dar norit kažką komentuoti? Taip, noriu dar pasakyti, kad kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto posėdyje, kuris vyko sausio 27 dieną, aš tą klausimą pateikiau ir į tą klausimą negavau atsakymo. Ačiū.
Ačiū, Eugenijau. Šiaip kultūros centro nuostatose yra įrašyta, kad centro taryba privalo, reiškia, apsvarstyti šį klausimą, tai aš manau, kad reikia atidėti, gražinti kultūros centrui atlikti tas funkcijas ir galėsime kitam tarybos posėdį tą patvirtinti. Ačiū. Tai ačiū labai, situacija aiški, tada siūlom šitą klausimą atidėti, kadangi dauguma pasisako už tai ir patikslinti pagal tuos reikalavimus. Ar gal sutarėm, kad nereikėtų balsuoti, jeigu visi neprieštarauja tam? Gerai? Tai ačiū Vytautai už pristatymą. Mėly kolegos, pereinam prie kitojo klausimo, 5. mūsų darbotvarkės klausimas ir kviečiu Laimutę į tribūną, prašom. Labadiena, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, posėdžio svečiai bei stebėtojai nuotoliu. Pristatau Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl pritarimo steigti Kupiškio rajono savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių asociaciją. Šiuo tarybos sprendimu prašome pritarti, kad būtų steigiama Kupiškio rajono savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių asociacija, kuri būtų registruojama adresu Vytauto gatvė 2, Kupiškis. Pritarus asociacijos steigimui atsirastų galimybė Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, kurių savininkė ar dalininkė yra Kupiškio rajono savivaldybė, pagal poreikį jungtis į asociaciją, kuris siektų įgyti piliečių energetikos bendrijos statusą. Šį sprendimo projekto rengimą iš tikrųjų padiktavo tokia būtinybė užtikrinti savivaldybės biudžetinių ir kitų įstaigų elektros energijos poreikių tenkinimą ir pasirengti numatomam šių elektros poreikių augimui. Kadangi įvertinus tai, kad ir didėja elektros kaina, didėja galios poreikis, nes Panevėžio regiono plėtros plane mes įgyvendiname eilę projektų, kur bus pastatyti ir nauji objektai, dėl to išaugs elektros poreikis ir reikės užtikrinti. Todėl būtina ieškoti ekonomiškų ir tvarių elektros energijos teikimo variantų. Atsižvelgiant į šias aplinkybės, savivaldybei būtina planuoti, koks tai turėtų būti tos elektros energijos poreikio tenkinimo būdas. Ir todėl siūloma steigti asociaciją, kuri galėtų teikti paraišką UAB Iltė ir pasinaudoti jų teikiamomis priemonėmis. Tai Iltė teikia paskolą energijos bendrijoms bei dotaciją techniniai pagalbai. Pirmiausia, būtų kreipiamasi dėl techninės pagalbos, yra skiriama 100 000, 25 000 eurų yra negrąžintina suma. Už tą sumą būtų atliekama išsami energijos poreikio analizė mūsų rajono įstaigų, įvertinama ir paskaičiuojama, kokia tinkamiausia būtų galima energijos tiekimo rūšis ir atitinkamai po to, naudojant šitą analizę, taryba vėl priimtų sprendimą, ar einama tuo keliu, tai yra kreipiamasi dėl paskolos į tą pačią Iltę ir reiškia, arba įsigyjama saulės elektrinė nutolusi, arba statoma. Tai čia šitą visą informaciją pateiktų atlikta analizė. Ir toliau būtų priimami sprendimai. Jeigu būtų teigiamas sprendimas, tada jau kreipiamas į Iltę dotacijai, kuri skiriama paskola 15 metų su tikrai patraukliom palūkanom ir būtų įgyvendinamas tas projektas. Ačiū. Kas norėtų klausti? Mario, prašom. Ar šiuo metu savivaldybei pavaldžios įstaigos perka elektrą iš nutolusių saulės elektrinių, ar pačios yra įsikūrusios, ta prasme įsirengusios? Ir ką reiškia būtent tas pasitelkti nepriklausomą ekspertą, kuris įvertintų elektros poreikį? Ta prasme, įvertinti elektros poreikį, tai vis tiek žinoma, kiek elektros suvartojama.
Taip, žinoma, kiek yra elektros suvartojama, tačiau tam, kad mes galėtume toliau rengti projektą, reikia atlikti ir verslo planą parengti ir atitinkamus dokumentus, kurie būtini yra, reiškiasi, paskolos gavimui. Šiuo metu iš savivaldybės keletas yra įstaigų, turi saulės elektrinės, naudojasi jomis, bet tai jų ta prasme, visų poreikių tos įstaigos netenkina, tai yra tik dalis elektros ateina iš atsinaujinančio energijos išteklių. Čia kalbama būtų apie bendrai viso rajono, sukūrus tą asociaciją, kuri valdytų, vėlgi, naudojant šią priemonę, 20% išgaunamo elektros energijos būtų skiriama socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms. Yra tokie patvirtinti teisės aktai. Ačiū, kas dar norėtų klausyti? Prašom, Sauliau. Labas rytas visiems ir transliaciją klausantiems kupiškėnams. Sakykit, jūs minėjot, kad 100 000. Kai buvom aptarime, ten liktai šnekėjom, kad 25 pradinė etapo dėl to studijos parengimo. O kas dar 75 000 dabar skirta bus kam? 100 000 skiriama bendram projektui, jau kai priimama toliau eiti ir įsigyti, arba tai pradžiai yra 25, tai yra ta techninė pagalba, nemokama, netlygintina, kurios grąžinti nereiktų, jeigu jau įvertinus tą analizę ir pateikus elektros poreikio užtikrinimo sprendimus, nebūtų priimtas tolimesnis sprendimas įsigyti elektrinę, šitie pinigai nereikėtų grąžinti. Tai yra tiesiog galimybė pasinaudoti tai, kad specialistai parengtų ir verslo planus ir viską ir paskaičiuotų, koks yra tikrai mūsų tas atsiperkamumas šitų elektrinių būtų pagal mūsų esamą poreikį. Ačiū. Kas dar norėtų klausti? Prašom. Dar vienas klausimas dėl asociacijos kūrimo. Domina, ta prasme, finansavimas bus reikalingas tai asociacijai, kažkoks papildomas valdymo organas, prezidentas kažkoks, jisai ten visuomeniniais pagrindais dirbs ar už kažkokį darbo užmokestį, reikės ant darbo vietos. Ir dar minėjote, kad į tą asociaciją stos įstaigos pagal poreikį. Tai tas poreikis ar yra, ar jos tikrai jau stos? Tai pradžioje būtų kuriama asociacija, iš kurioje steigime dalyvautų Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir uždarosios akcinės bendrovės, tam, kad tą atlikti pradinį veiksmą. Natūraliai yra išrenkama valdyba ir vadovas. Kol nėra priimto sprendimo, kad savivaldybė rengia projektą ir dalyvauja įsigyjant, tol vadovui to darbo tiek nebus ir atlyginimas nebūtų numatomas. Tada, kai jau prasidės pats projekto vykdymas, kai jau galų gale ta dalis dar irgi, kaip pasakyti, nepilnas etatas. Pilnas etatas prasidės, kai jau bus pasileis saulės elektrinės, reikės pasirašyti sutartis, teikti ataskaitas ir taip toliau. Tai pradžioje vadovui atlyginimas neplanuojamas. Dėl steigimo, tai yra steigimo nuostatų tvirtinimo, registravimo išlaidos, tai šias išlaidas padengtų steigėjai. Kaip nusimatys steigėjai nuostatose į kokį, pavyzdžiui, ten stojimo ar nario mokestį, tai jau čia priims steigėjai patys. Ačiū. Žilvinai, prašom. Noriu tik pasitikslinti, uždaro akcinė bendrovė yra pelno siekiantis subjektas, o čia kaip ir tokias socialinis veiksmas. Tai sakykit, ar tikrai UABas gali dalyvauti? Taip gali. Ačiū. Ar dar būtų klausimų, kolegos? Komitetų Eglė, atsiprašau, prašom. Man kilo klausimas, o mūsų švietimo įstaigos, kultūros centrai taip, irgi jungsis, taip? Taip. Pradžioje steigiamas tas iš kelių įstaigų, kad neapkrauti papildomais, kai jau bus tikrai išsiaiškinta, kad mūsų rajonas eina su šiuo projektu, tada likusios įstaigos sustotų irgi asociacija. Šiuo metu, kada tas pirmasis etapas, tai yra įsteigiamas ten 3-4 įstaigų, ir atliekama išsami mūsų visų rajono įstaigų poreikio analizė ir pasiūlomi sprendimai. Ačiū.
Tai komiteto išvados, prašom, Sauliau. Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitete šis klausimas buvo svarstytas, pritarta vienbalsiai, taip pat svarstytas šios vedėjos pranešėjas ir 6 ir 7 klausimas, abiems klausimams pritarta. Ačiū. Kiti komitetai, prašau, Virginijau. Labą dieną. Manau visų pirma, kad labai gerai ir tinkamai pasiruošta klausimo svarstymui. Gruodžio 22 dieną turėjom specialistą, kuris išaiškino smulkiau negu dabar pranešėja. Visi galėjo tarybos nariai dalyvauti gyvai arba nuotoliu. Ir manau, kad asociacijos teigimas yra tai tik pirmas žingsnelis link tos investicijos, kuris tas asociacijos įkūrimas tikrai labai nedaug kainuos. O investicija čia, mano supratimu, yra labai naudinga ir tokia kaip iš universiteto vadovėlių. Investicijos tikslas yra arba uždirbti pinigų, arba ateityje sutaupyti pinigų. Tai turbūt abu šitie atvejai gali būti investavus pinigus. Dar net numatyta socialinę atskirtį turintiems žmonėms skirti energijos iš šio projekto. Ir dar 45%, jeigu yra dotuojama ir nepasikeis kažkokie reguliuojantis aktai, tai manau, kad šita investicija tikrai turėtų atsipirkti ir duoti naudos. Komiteto posėdėje šis klausimas buvo svarstyta, buvo pritarta vienbalsiai. Taip pat buvo pritarta ir pranešėjas 6 ir 7 klausimai. Ačiū. Ar kiti komitetai svarstė? Nėra. Ar pasisakymų būtų dar? Nėra. Kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas 18, taip susilaikė 2. Sprendimas priimtas. Trumpa replika po balsavimo. Mes esam nei pirmieji ir ačiū Dievui dar ne paskutiniai, kurie nagrinėjom šitą klausimą. Bet buvo labai daug dirbta ir savivaldybių asociacijos vardu su vyriausybė ir su Ilte, kad šita programa atsirastų ir tokio pobūdžio atsirastų, kuri būtų naudinga savivaldai. Buvo siūlomi ir kiti variantai, netokie naudingi. Tai turbūt tas skirtumas tarp kilovatvalandės, kurią dabar mes mokam, ir ta, kuri prognozuojama, yra beveik dvigubas. Tai turbūt ateičiai šitas projektas būtų tikrai naudingas. Tai didelis ačiū už teigiamą balsavimą. Kitas klausimas, prašom Laimutę pristatyti 6 mūsų darbotvarkės klausimą. Pristatau Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 27 dienos sprendimo numeris TS 186 dėl 2024-2029 metų Panevėžio regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo pakeitimo. Šiuo tarybos sprendimu siūloma pakeisti 2024-2029 metų Panevėžio regiono funkcinės zonos strategiją, patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 metų birželio 27 dienos sprendimo numeris TS 186 dėl 2024-2029 metų Panevėžio regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo 1 punktų ir išdėstyti ją naują redakciją. Kas keičiasi šioje strategijoje? Tai pirmiausiai, kokios yra jos tikslinimo priežastys. Tai visų mūsų regiono savivaldybių buvo atlikti tam tikri veiksmai ir yra tikslinami aprašymai veiksmų, yra veiksmų įgyvendinimas numatomas kartu su partneriais, taip pat keičiasi veiksmų įgyvendinimo terminų pradžia ir pabaiga, tai yra dažniau yra vėlinimas dėl užsitęsusių projekto įgyvendinimo planų teikimų, reikalingų dokumentų parengimo. Taip pat yra perplanuojamos numatytos lėšos, atsižvelgiant irgi į projekto įgyvendinimo planų rengimą ir pateikimą. Taip pat tikslinami yra stebėsenos rodiklių reikšmės. Bendrai šioje visoje mūsų regiono funkcinėje zonoje yra numatyta 4 neinvesticiniai ir 39 investiciniai veiksmai. Ačiū. Kas norėtų klausti? Komitetų išvados?
3. Gerai. Kas norėtų pasisakyti? Kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 20 taip. Sprendimas priimtas. Ačiū. 7. mūsų darbotvarkės klausimas. Prašom, Laimi. Pristatau Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą. Dėl pritarimo projekto Kupiškio rajono savivaldybės kultūros paveldo ir gamtos objektų pritaikymas lankymui 2 etapas įgyvendinimo plano teikimui ir projekto įgyvendinimui. Šiuo tarybos sprendimu prašoma pritarti, kad Kupiškio rajono savivaldybės administracija teiktų projekto Kupiškio rajono savivaldybės kultūros paveldo ir gamtos objektų pritaikymo lankymui 2 etapas įgyvendinimo planą ir gavusi finansavimą įgyvendintų projektą. Taip pat skirti iš Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšas projekto tinkamų finansuoti išlaidų daliai ne mažiau kaip 15% ir tinkamų finansuoti išlaidų daliai, kurios nepadengia skiriamos finansavimo lėšos ir netinkamoms finansuoti projekto išlaidoms, bei užtikrinti netrumpesnį kaip 5 metų projekto investicijų testinumą pasibaigus projekto įgyvendinimui. Šio projekto tikslinė grupė yra vietos gyventojai bei turistai lankantis bei atvykstantys į Kupiškio kraštą. Šis projektas yra skirtas turizmo viešosios infrastruktūros gerinimui ir jame numatoma atlikti šiuos 3 veiksmus. Tai yra Uošvės Liežuvio salos pritaikymas lankymui, rekonstruojant privažiavimo kelią nuo regioninio kelio, įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles, elektromobilių įkrovimo stoteles, takus, apšvietimą, VC, vandentiekio ir nuotekų tinklus, poilsio zonas bei kitus lankymui reikalingus infrastruktūros elementus. Antrasis veiksmas yra Lėvens kraštovaizdžio draustinio teritorijoje esančio Noriūnų dvaro parko pritaikymas lankymui, taip pat įrengiant mažosios architektūros elementus, takus, tilteliai, stovėjimo aikšteles ir kitus veiksmus. Ir trečiasis tai yra Kupiškio Marų pakrantės dalies pritaikymas lankymui, kur yra numatyta ir tilto į Uošvės Liežuvio salą įrengimas, taip pat informacinė ir kita infrastruktūra. Bendra projekto vertė yra 3 344 000 ir ES lėšos sudaro kiek daugiau nei 2 800 000 eurų, o savivaldybės prisidėjimas būtų apie 500 000 eurų. Projektą numatoma įgyvendinti 26-29 metais. Ačiū, Laimutė, už išsamų pristatymą. Kas norėtų klausti? Prašom, Mario. Ar užteks lėšų numatomam tiltui į Uošvės Liežuvį? Ar jisai bus stacionarus, ar jis bus kažkoks tai patobulintas pontoninis tiltas, nes lėšų labai ant ribos atrodo, kad užtektų. Lėšų yra tiek, kiek yra, šaltinių tikrai ieškojame, iš kur būtų galima, bet šiuo metu apsistota prie to paprastesnio varianto, tai yra pontoninis betoninis stacionarus tiltas, kurio yra plotis apie 5 metrai ir sudarytas iš stacionariai tvirtai pritvirtintų elementų. Ačiū, kas dar norėtų klausti. Komitetų išvados buvo pateiktos, ar dar būtų kokių papildomų? Prašom, Neringa. Mes taip pat šį klausimą svarstėme Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitete ir jam buvo vienbalsiai pritarta. Ačiū, Neringa. Pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas 20, taip sprendimas priimtas. Ačiū, Laimutė, už korektiškai parinktus dokumentus ir už gerą pristatymą. Kviečiu į tribūną 9 klausimui pristatyti Lauryną. Žodis suteikiamas jums. Prašom. Labadiena, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai ir visi stebintys posėdį. Pristatau Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. lapkričio 28 dienos sprendimo numeris TS 297 dėl Kupiškio rajono savivaldybės faktiškai valdomo valstybės nekilnojamo turto, vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių bei kitų inžinerinių statinių perėmimo savivaldybės nuosavybėn pakeitimo.
Šio tarybos sprendimo projektu siūloma pakeisti savivaldybės tarybos 2024 m. lapkričio 28 dienos sprendimo numeris 297 1-2 priedus ir juos išdėstyti nauja redakcija. Siūloma savivaldybės nuosavybėn perimti 26 atkarpas kelių ir gatvių bei 3 inžinerinius statinius. Bendras kelių ir gatvių perimamas ilgis būtų 18 km 714 metrų ir šiems objektams atlikti kadastriniai matavimai, parengtos kadastrinių matavimų bylos. Pritarus tarybos sprendimo projektui, savivaldybė perims faktiškai valdomų valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn. Ačiū, klausimai. Komiteto išvados. Sauliau, prašau. Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitete šis klausimas buvo svarstytas, pritarta 60 berods gatvių atkarpų perėmimui, taip pat svarstytas 10, 11 iki 16 pranešėjo Laurino klausimų, visiems pritarta. Ačiū. Virginijau. Vietinio ūkio, aplinkos apsaugos ir architektūros komitete taip pat buvo svarstytas šis pranešėjo klausimas. Jam buvo pritarta ir pritarta pranešėjo 10, 11 ir 12 klausimam. Ačiū. Eugenijau, prašom pristatyti. Kaimo ir bendruomenė reikalų komiteto posėdėje šis klausimas buvo svarstyta ir jam pritarta. Ačiū. Ačiū, kas norėtų pasisakyti. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas 20, taip, sprendimas priimtas. Ačiū, Laurinai, 10 darbotvarkės klausimas, prašom. Pristatau tarybos sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 28 dienos sprendimo numeris TS 211 dėl parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Šio tarybos sprendimo projektu siūloma pakeisti parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, papildant 3 punktų ir įtraukiant į jį butą esantį Jaunimo gatvėje 17 buto numeris 3. Kupiškio rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą papildyti sąrašą, šis butas bus įtrauktas į jau minėtą sąrašą ir savivaldybės administracija galės vykdyti šio buto pardavimo procedūras. Ačiū. Kas norėtų klausti, Mario, prašau. Kiek čia dienai savivaldybė turi tarnybinių butų? Tokio apibrėžimo kaip tarnybiniai butai iš esmės nėra, tai savivaldybė turi savivaldybės būstų, savivaldybės ir socialinius būstus. Tai bendras būsto fondas šiuo metu yra 200 butų, o, sakykime, savivaldybės būstų šiuo metu yra 14. Ačiū. Kas dar norėtų klausti? Komiteto išvados yra. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Prašom pasakyti. Aš tai siūlyčiau neįtraukti šito būto į pardavimą, kadangi pradžioje tarybos posėdžio buvo keliamas klausimas dėl mokytojų senėjimo, amžiaus jų, ir jeigu ateityje norėsime pritraukti jaunų mokytojų, tai ta kaip vadinama savivaldybės būta, labiau suprantama kaip tarnybinį būtą, aš manau geriau turėti savivaldybei ir kad būtų galimybė paskui skirti kažkokiam tai specialistui. Ačiū. Čia tiesiog situacija turbūt tokia. Laurinas turėjo paaiškinti, kad žmogus turi teisę kreiptis, jisai tą ir padarė pagal įstatymą. Tarybos valia apsispręsti. Dabar kitas klausimas. Kada praeitą kartą mes teikiam galimybę pirkti socialinius būstus ir juos pritaikyti tam, jūs pats balsavote prieš. Tai dabar siūlote visiškai kitą atvirkštinį variantą. Tai kažkaip reikėtų turėti nuoseklumą. Tai dar. Prašau, Virginijau. Čia tiesiog pasisakymas dar būtų, mano nuomonė, tai yra kitokia. Tie savivaldybės būstai, nors mes vadinam tarnybinis būstai, bet jų tikslas yra kitoks, kad jie skiriami yra specialistams, kurių trūksta rajonui. Tai tas būtas matomai buvo skirtas specialistui, specialistas dirba ir išgyvenęs tam tikrą laiką tam bute turi teisę įsigyti tokį būtą.
Ir manau, kad tikslas čia yra pasiektas, kad specialistas dirba, trūkstamas, reikalingas specialistas. Ir jeigu reikės matyti kitom specialybėm būtų, tai savivaldybė jų dar turi, o jeigu ne, tai pardavus nusipirks kitą. Aš tai pritarčiau šitam pasiūlymui. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Mariau, jau pasisakėt. Tai dar norėčiau. Pasisakėt. Ačiū. Kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas 17, taip, susilaikė 3, sprendimas priimtas, ačiū. 11 mūsų darbotvarkės klausimas, prašau. Pristatau Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausančio būsto, esančio Jaunimo gatvėje 17, būto numeris 3 Kupiškyje pardavimo. Ir šie klausimai tiek pirmas, tiek šis yra susiję, taigi siūloma parduoti savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį ir nesocialinio būsto nuomos sąlygomis nuomojamas savivaldybės būstas su rūsiu, kurio bendras plotas 60,07 kvadratinio metro ir pardavimo kaina 47 220 eurų. Lėšos gautos pardavus savivaldybės būstą būtų pervedamos į savivaldybės biudžetą ir naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai. Ačiū, kas norėtų klausti. Komitetų išvados turim. Kas norėtų pasisakyti? Prašom, Mariau. Aš esu nuoseklus ir aš esu už laisvą žodį. Tad man nėra priimtinas toks verslo modelis, kada savivaldybė perka būtus už 54 ir daugiau tūkstančių eurų, parduoda už 47. Man tai yra nesuvokiama. Labai teisingai pastebėjot, aš irgi galvoju, kad mes tokio biznio kaip savivaldybė daryti negalim, dėl to labai daug pardavėm turto, kuris buvo nevertingas, bet kažkada tai buvo sumokėti nemaži pinigai. Tai aš jums labai pritariu dėl šito. Kas dar norėtų pasakyti? Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas 15, taip susilaikė 5, sprendimas priimtas, ačiū. 12 mūsų darbotvarkės klausimas, prašom. Pristatau tarybos sprendimo projektą dėl leidimo savivaldybės būstą nuomotis socialinio būsto nuomos sąlygomis. Ir šio tarybos sprendimo projektu siūloma asmeniui leisti nuomotis suteiktą savivaldybės būstą, esantį Atgimimo gatvėje 3A būto numeris 6 Kupiškyje, socialinio būsto nuomos sąlygomis, kadangi Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, deklaruoto turto vertė ir pajamos už 2025 metus neviršijo 35% Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų metinių pajamų ir turto dydžių. Pritarus šiam tarybos sprendimo projektui, nuomininkas ir toliau galės nuomotis būstą, tik už mažesnę kainą, taip prisitaikydamas prie savo finansinės padėties. Ačiū, klausimai. Komiteto išvados turim. Lina, prašom. Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdėje buvo svarstytas šis klausimas ir jam pritarta. Taip pat buvo svarstytas 14 ir 16 ir jiems pritarta. Ačiū. Ačiū, Lina. Pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas. 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū. 13 mūsų darbotvarkės klausimas, prašom, Laurinai. Pristatau tarybos sprendimo projektą dėl ilgalaikio materialio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę Kupiškio rajono savivaldybės bendro ugdymo mokykloms. Šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma perimti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teisę priklausantį ir šiuo metu nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teisę valdomą ilgalaikį materialų ir trumpalaikį turtą pagal šio sprendimo pirmą priedą. Būtų perduodami 84 nešiojami kompiuteriai ir 2 kalbų laboratorijos įrangos. Taip pat siūloma perduoti šio sprendimo pirmam punktą nurodytą turtą ir jį perėmus savivaldybės nuosavybėn
Kupiškio rajono savivaldybės bendro ugdymo mokykloms perduoti patikėjimo teisę. Turtas bus perduotas Kupiškio rajono savivaldybės bendro ugdymo mokykloms, siekiant gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinti efektyviai veikiančias bendro ugdymo mokyklas, laboratorinę įrangą ir priemonėmis ir kompiuterinę įrangą. Ačiū, klausimai. Komitetų išvadas, prašom, Neringa. Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitete taip pat svarstėme šį klausimą, jam buvo pritarta. Ačiū. Turim kitus. Gerai, pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas. Taip, 19, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. 14 mūsų darbotvarkės klausimas, prašom, Laurinai. Pristatau Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teisę valdomo nekilnojamo turto perdavimo Kupiškio socialinių paslaugų centrui ir Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Šio tarybos sprendimo projektu siūloma perduoti Kupiškio socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patalpas, kurių bendras plotas 43,79 kvadratinio metro, esančias pastate Berželių gatvėje 12 Lizavoje, Kupiškio rajone. Taip pat perduoti Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti patikėjimo teisę patalpas, esančias tame pačiame pastate, kurių bendras plotas 161,81 kvadratinis metras. Ir šios patalpos bus skirtos šių įstaigų veiklai vykdyti. Ačiū. Klausimai. Komiteto išvadas turime. Pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas, 20, taip, sprendimas priimtas. Ačiū. 15 mūsų darbotvarkės klausimas. Pristatau tarybos sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teisę valdomo nekilnojamo turto perdavimo Kupiškio muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma perduoti Kupiškio muziejui patikėjimo teisę, naudoti ir disponuoti patalpas, kurios yra Vienuolyno gatvėje 4, Palėvinėje Kupiškio rajono savivaldybėje, kurių bendras plotas 229,71 kvadratinis metras ir objektas perduodamas savarankiškai savivaldybės funkcijai gyventojų kultūros ugdymas ir etninės kultūros puoselėjimas vykdyti. Anksčiau šios patalpos buvo turizmo informacijos centro, jos informacijos centras grąžino ir dabar jas perduodam Kupiškio muziejui. Ačiū, klausimai. Komitetų išvadas turime. Neringa, prašom. Taip pat kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitete taip pat svarstėme šį klausimą, jam buvo pritarta. Ačiū labai. Pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas, 20, taip, sprendimas priimtas. Ačiū. 16 mūsų darbotvarkės klausimas. Laurinai, prašom. Pristatau tarybos sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teisę valdomo nekilnojamo turto, trumpalaikio ir ilgalaikio materialio turto perdavimo Kupiškio socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma perduoti Kupiškio socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teisę butą su rūsiu, kurio bendras plotas 64,20 kvadratinio metro, esantį Purėno gatvėje 6, buto numeris 28 Kupiškyje ir trumpalaikį bei ilgalaikį materialų į turtą nurodytą šio sprendimo prieduose. Šis butas įsigytas vykdant projektą apsaugoto būsto įkūrimas Kupiškio rajono savivaldybėje, tai bendroje projekto apimtyje buvo įsigyti 2 butai, vienas jau yra perduotas, o antrasis butas su įranga perduodamas šiuo metu. Ačiū, klausimai. Komiteto išvados yra. Pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame.
Balsavimas baigtas, 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū labai. Ačiū Laurinai už visą eilę klausimų, kurie buvo jūsų parengti. Ačiū komandai. 17 mūsų darbotvarkės klausimas. Mažvydai, žodis jums, prašau. Labadiena, gerbiamas merė, labadiena, gerbiami tarybos nariai. Pristatau 17 darbotvarkės klausimą dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2025 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Kaip ir kiekvienais metais minėta ataskaita turi būti patvirtinta iki kovo 1 dienos. Čia yra parengta ataskaita, numatytas, išvardintos visos išlaidos, kam buvo naudojamos šios programos lėšos. Į programą buvo surinkta 171 305 eurai, savivaldybė specialiai, visuomenės sveikatos rėmimo specialiai programai skirta 18 098 eurai, 19 752 eurai išleisti kompensuoti įgyvendinamams prevenciniams priemonėms, kurios žemės ūkio sklypų savininkai siekia išvengti medžiojamų gyvūnų daromos žalos. Ir 91 500 yra panaudotas aplinkos saugos priemonėms įgyvendinti. Tai trumpai tiek. Ačiū. Klausimai. Aš nejungiu. Klausimai nėra, tai pristatymai. Prašau, komitetų išvados, Sauliau. Prašau. Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitete ataskaita svarstyta, atsakyta klausimus, pritarta vienbalsiai. Taip pat pritartas ir 23 pranešėjo Mažvydo klausimas dėl žemės sklypo esančio pergalės duo Antašavo aukciono būdu. Pritarta. Ačiū, Sauliau. Eugenijau, prašau. Kaimo ir bendruomenių reikalų komitete buvo svarstytas šis klausimas, jam yra pritarta. Taip pat buvo svarstyta dar kiti vedėjo klausimai pateikti, tai 19, 20, 21, 22, 23 ir 24. Visiems klausimams buvo vienbalsiai pritarta. Dėkoju. Ačiū, Eugenijau. Virginijau, prašau. Vietinį ūkio, aplinkos apsaugos ir architektūros komitete buvo svarstyta ataskaitai pritarta komitete. Taip pat komitete pritarta visiems pranešėjo skyriaus vedėjo klausimams nuo 19 iki 25. Ačiū labai. Pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas, 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū. 19 mūsų darbotvarkės klausimas. Prašom, ačiū. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymą dydžio skaičiavimo metodikos patvirtinimo. 2025 metais buvo gautas vyriausybės atstovų įstaigos Panevėžio ir Utenos biuro darbuotojų pastabos, kad mūsų metodika yra sujungtas viename teisės akte su nuostatais. Tai atsižvelgiant į tai buvo parengti du teisės sprendimo projektai, kurie teikiami šiuo metu. Tai atskirta metodika nuo nuostatų. Nuostatuose nieko nebuvo keičiama, jie buvo atskirti iš anksčiau galiojusių teisės akto ir pateikimi kaip atskiras dokumentas. Ačiū. Kas norėtų klausti? Klausti? Žilvinai, prašau. Aš Kupiškio komunalininkas atstovų noriu paklausti, jie turbūt geriausiai žino,
kiek mažiau būtų surinkta rinkliavos, jeigu būtų grąžinta ankstesnė tvarka, kai už nenaudojamą turtą rinkliava neskaičiuojama? Visai nesusijęs klausimas. Prie mikrofono gal prieikit, Albertai. Va, čia. Čia tribūnai. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai ir visi, kurie klauso šio posėdžio. Manau, kad tai būtų nuo 20 iki 30%, jeigu būtų taikoma sena tvarka. Ačiū, kas dar norėtų klausti. Komitetų išvados yra. Kas norėtų pasisakyti? Kviečiu balsuoti, balsuojame. Ačiū, direktoriau. Balsavimas baigtas, 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū, 20-asis mūsų darbotvarkės klausimas, prašom, Mažvydai. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų ir komunaliniams atliekoms nepriskėrimų buityje susidarančių atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo. Kaip ir minėjau, šis tarybos sprendimo projektas buvo parengtas vadovaujantis vyriausybės atstovo darbuotojų pastabomis. Taip pat keitėsi, pakeitimai yra pateikti lyginamajam variante ir svarbiausia buvo taip pat šis sprendimas taip pat reikalingas buvo rengti todėl, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarnyba patvirtino naujus konkrečius komunalinių atliekų tvarkymo regioninę kainą ir savivaldybės turi per 5 mėnesius patvirtinti arba nustatyti naują atliekų tvarkymo kainą. Atsižvelgiant į tai, mūsų uždaroji akcinė bendrovė Kupiškio komunalininkas, kuri yra administruojanti įmonė, atliko perskaičiavimus, kurie pateikti pirmam šio sprendimo projekto priede. Galiu atkreipti dėmesį į tai, kad tie įkainiai nepakito, kurie buvo patvirtinti 2024 m. gruodžio 12 dienos sprendimų numeris TS 318 dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų ir komunalinius atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymo nuostatų patvirtinimo. Tai tik tai nežymi korekcija minėto priedo lentelėje, ten, kur yra nurodytas 8 stulpelyje kintamasis parametras gyventojui, norma gyventojui, vienam gyventojui 0,12 kubinio metrų pakeltas 12 kartų. Tai rekomendavo palikti tik tai 0,12 kubinio metrų, kad būtų aiškiau. Ačiū. Klausimai. Komitetų išvados yra, pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas 18, taip, vienas susilaikė, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. Ačiū. 21 darbotvarkės klausimas, prašom, ačiū. Dėl teisėtai pastatytų statinių bei įrenginių išpirkimų Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn nutraukus valstybinės žemės
sutartis tvarkos aprašo patvirtinimo. Šis sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 17 dalies 5 punktą, kuris įpareigoja tokią tvarką turėti. Ir čia būtų taikoma tik tai tuo atveju, jeigu būtų panaikinamos energetikos bendrijos statusas. Energetikos bendrijų atveju, jeigu būtų pastatytos saulės elektrinės ar kiti dar įrenginiai saulės elektriniai tarnaujantis ir, sakykime, bendrija nustotų vykdyti savo veiklą arba turėtų kažkokius pažeidimus, kurių nepašalinus būtų galima nutraukti žemės nuomos sutartį. Tai tokiu atveju savivaldybė šią nustatytą tvarką turėtų inicijuoti išpirkimą minėtų įrenginių. Ačiū, klausimai. Komiteto išvadas turime, pasisakymai, kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas, 19, taip, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas, ačiū. 22 mūsų darbotvarkės klausimas, prašom, Mažvydai. Dėl atleidimo nuo atlyginimo už galimybę statyti išnuomotame valstybėje žemėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Šis tvarkos aprašas irgi parengtas vadovaujantį Žemės įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punktų. Ir jis būtų taikomas tuo atveju, kai valstybinėje žemėje, kurios negalima, išnuomota valstybinėje žemėje, kurios negalima privatizuoti, statytojai arba gyventojai arba įstaigos ar įmonės norėtų statyti ir tada būtų pagal statybos įstatymą turėtų būti mokamas atitinkamas mokestis. Kad atleist nuo to mokesčio yra parengta ši tvarka, numatyti atvejai, kada yra galima atleisti arba sumažinti iš dalies, yra numatyta balų sistema, jeigu surenkama mažiau kaip 40 balų, tada neatleidžiama. Taip pat yra numatyta tuo atveju, jeigu statytojas nevykdo arba nepilnai vykdo savo įsipareigojimus, tai tada turėtų kompensuoti nesumokėtą sumą. Ačiū, klausimai. Komiteto išvados yra, pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas, 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū, 23 darbotvarkės klausimas. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Pergalės gatvė 2A Antašavos miestelėje Kupiškio seniūnijoje Kupiškio rajono savivaldybėje patvirtinta perdavimo atviro aukciono būdu. Yra suformuotas 0,1193 hektaro dydžio naujas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, kurio naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos ir siūloma priimti sprendimą, kurio vadovaujantis būtų teikiama nacionalinė žemės tarnybai prie aplinkos ministerijos parduoti atvirame aukcione minėtą žemės sklypą. Ačiū, klausimai. Komiteto išvados yra, pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas, 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū.
24 darbotvarkės klausimas, prašom, Mažvydai. Dėl valstybinės žemės sklypo esančio Kupiškio rajono savivaldybėje Antašavos miestelėje Vabalninko gatvė 12 nuomos. Pripažinti 2020 m. vasario 7 dienos valstybinės žemės nuomos sutartį su nuomininku MTLT valdymas esančio Vabalninko gatvė 12 Antašavos miestelėje pasibaigusi, kadangi pastatus perleido naujam savininkui ir antrų punktų siūloma išnuomoti uždarai akciniai bendroviai Bočiupis 0,0867 hektaro valstybinės žemės sklypą esantį Kupiškio rajono savivaldybėje Antašavos miestelėje Vabalninko gatvė 12. Pagal valstybinės žemės nuomos sutarties projektą, kuris yra šio sprendimo neatskiriamoji dalis. Ačiū, klausimai. Komiteto išvados yra pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas 19, taip, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. Ačiū, Mažvydai. 25 klausimas. Dėl valstybinės žemės sklypo esančių Kupiškio rajono savivaldybėje Kupiškio mieste Laurynos Tokos Gucevičiaus aikštė 9A naudojimo dalių nustatymo ir nuomos. Siūloma nustatyti 0,0533 hektaro valstybinės žemės sklypo esančių Kupiškio rajono savivaldybėje Kupiškio mieste Laurynos Tokos Gucevičiaus aikštė 9A naudojamas dalis, tenkančias kiekvienam pastatą valdančiam asmeniui. Tai yra uždarai bendrovė SVI prekyba ir privačiam asmeniui. Atitinkamai 3200 ir 6800 valdomo pastato dalys, tai atitinkamai yra ir sklypas padalintas. Ačiū, klausimai. Komiteto išvados yra pasisakymai. Kviečiu Sauliau, atsiprašau. Aš čia atsiprašau, netoks nei pasisakymas, bet tokia mintis atėjo. Kadangi dabar čia 9A, Gucevičius 9 adresas yra Turto bankas. Turto bankas nuo sausio 1 jau yra akcinė bendrovė, liktai, ar pertvarkoma. Tai dabar direktoriui užduotis, ar mes neturėtume imti žemės mokesčio iš Turto banko. Tai mes tik už tai, bet ar galim? Tai aš klausiu, direktoriui tu užduotis yra. Akivaizdžiai direktorius nežino, ką atsakyti. Sakė, imsim. Gerai, ačiū už pasiūlymą. Ačiū. Ačiū. Jeigu nebūtų kitų reakcijų, tai kviečiu balsuoti, kolegos. Balsavimas baigtas 20, taip, sprendimas priimtas. Kolegos, labai trumpa informacija. Kitas tarybos mūsų posėdis yra vasario 12 dieną 9 val. Bet norėčiau pasiūlyti, tiesa, nesusiderinę su visais, biudžeto pristatymą bendraja prasme ir padiskutuoti giliau ne vien tik per komitetus. Tai aš numačiau, kad galėtų galbūt vasario 4 dieną 16 val. Kas norėtų iš tarybos narių susipažinti su biudžetu, būtų jo pristatymas, diskusijos, galbūt kažkokių pasiūlymų ar kitų dalykų ir tada galima būtų jau pabaigti tą klausimą, pereiti prie komitetų, prie kolegijos ir tada, aišku, prie tarybos. Tai vasario 4 dieną 16 val. Tai ačiū, kolegos, posėdis baigtas, kviečiame kavos.